Brangus broliai ir seserys Kristuje. Šiandien visus mus kviečiu sustoti ir kartu apmąstyti vieną iš svarbiausių klausimų, kurį žmogus gali savo užduoti. Ar Dievas yra mano gyvenimo centre? Ar aš esu pakvietęs į savo širdį? Ar vis dar gyvenu uždarytomis durimis? Mes dažnai ieškome ramybės, prasmės, gyvenimo tikslo. Žvelgiame į pasaulį, bandome surasti atsakymus, bet dažnai nerandame. Kartais gyvenimas atrodo kaip tamsus miškas, kuriame bandome eiti pirmyn, bet vis kliūvame šaknų. O kartais gyvenimas atrodo kaip laivas audroje, plaukiame, bet nežinome, kur krantas. Ir štai Dievas stovi šalia, beldžia į mūsų širdies duris, kviečia mus į bendrystę. Bet ar mes atidarysime duris? Ar mes pakviesime jį į vidų? Ar prašysime jo eiti kartu per mūsų gyvenimo audras? Apreiškimo knygoje Kristus sako: štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Tai labai jautrus paveikslas. Jėzus nelaužia durų. Jis nelipa per langą, jis beldžiasi, laukia. Ir ne todėl, kad jis negalėtų priversti mūsų jį priimti, bet todėl, kad tikras ryšys su Dievu neparemtas prievarta. Tikras ryšys su Dievu paremtas meile ir laisva valia. Tačiau dažnai mūsų širdis lieka uždarytos, užkietintos, negyvos, šaltos. Kodėl? Dažniausiai tai nuodėmė, puikybė ir baimė. Nuodėmė. Mes esame linkę į nuodėmę nuo pat gimimo. Laiške Romiečiams apaštalas Paulius rašo: nėra teisaus nė vieno. Visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Kad ir koks fainas, šventas, protingas savo atrodau, iš tiesų tai iki teisumo ir šventumo toli gražu. Tai tik mūsų puikybė ir nieko daugiau. Puikybė. Mes manome, kad galime patys susitvarkyti, kad mums nereikia pagalbos. Net jei širdyje jaučiame tuštumą, mes vis tiek stengiamės ją užpildyti savomis jėgomis. Darbu, malonumais, santykiais, pinigais. Bet kai reikia kardinaliai kažką keisti, mes išsigąstame ir mūsų žvalgo baimė. Baimė. Kartais bijome, kad Dievas gali pakeisti mūsų gyvenimą. Bijome, kad jis gali pareikalauti pasikeitimo, atsisakymo tam tikrų įpročių, savanaudiškų tikslų. Visa tai nuodėmingas prigimties vaisius. Be Dievo mes esame dvasiniai našlaičiai. Be namų, be tikros krypties, be kranto, be gyvenimo šaknų. Štai kur mus atveda mūsų bejėgiškumas ir savanaudiškumas. Kai žmogus sąmoningai nepriima Dievo, jis atsiduria pavojingoje dvasinėje būsenoje. Šventasis raštas aiškiai kalba apie tai, kas nutinka, kai žmogus užsispyrusiai atsisako atverti savo širdį Dievui. Evangelijoje pagal Joną 3 perskyrime skaitome: teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Tai gili tiesa. Kartais mes vengiame Dievo ne todėl, kad jo nepažįstame, bet todėl, kad žinome, jo šviesa apnuogins mūsų tamsą. Mums patogiau slėptis nei keistis, tačiau toks pasirinkimas veda į dvasinę mirtį. Jei Dievas nėra mūsų gyvenimo centre, tuomet kažkas kitas juo taps. Mūsų ego, mūsų geismai, mūsų baimės, mūsų piniginė. Ir galiausiai tai mus sunaikins dvasiškai. Brangieji, šiandien čia esame ne tik tam, kad išgirstume apie savo bejėgiškumą, savanaudiškumą ar nuodėmingumą.
Esame čia, kad išgirstume gerąją naujieną. Dievas nėra mūsų palikęs. Jis beldžiasi į mūsų širdies duris net ir dabar. Ir jo malonė tai ne atsakas į mūsų nuopelnus, bet dovana nusidėjėliai. Dievas ne tik liečia mus, jis atėjo pas mus. Žodis tapo kūnu. Jėzus Kristus, Dievo sūnus, atėjo į šį pasaulį, kad surastų ir išgelbėtų tai, kas pražudė. Ir tai nebuvo pramoginis pasivaikščiojimas. Jis gyveno tarp mūsų, kentėjo, mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Ir trečią dieną prisikėlė, kad mes turėtume viltį ir gyvenimą. Evangelijoje pagal Joną 1 perskiriame sakoma: visiems, kurie jį priėmė, jis davė gali tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Visiems, tačiau su sąlyga, kurie tiki jo vardą. Tai esminis momentas, kai mes kviečiame Dievą į savo gyvenimą. Mes tampame jo vaikais. Tai daugiau nei moralinis pagerėjimas, tai dvasinis prisikėlimas. Vienas iš ryškiausių pavyzdžių yra muitininkas Zachiejus. Ne kartą apie jį kalbėjome. Tai buvo žmogus, kuris gyveno savo malonumui. Buvo turtingas, bet širdyje skurdžius. Kai jis išgirdo, kad Jėzus ateina į miestą, jis užlipo į figmedį. Nedidelis darbelis. Atrodytų visai nereikšmingas, bet kupinas troškimo. Ir Jėzus sustojo. Zachiejau, skubiai žemyn. Šiandien noriu apsistoti tavo namuose. Zachiejus priėmė Jėzų, atvėrė duris ir tas susitikimas pakeitė jo gyvenimą. Jis pažadėjo atlyginti nuskriaustiesiems, pakeitė savo gyvenimo kryptį. O Jėzus pasakė: šiandien išgelbėjimas atėjo į šiuos namus. Kitas pavyzdys – apaštalas Paulius. Iš pradžių jis buvo uolus krikščionių persekiotojas, bet susidūrimas su prisikėlusiu Kristumi kelyje į Damaską visiškai pakeitė jo gyvenimą. Iš priešo jis tapo apaštalu. Jis rašė: tai nebe aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. Štai ką reiškia pakviesti Dievą į širdį. Ne tik formaliai, bet iš esmės keisti savo gyvenimą. Gal klausia dabar savęs: ką konkrečiai turiu padaryti? Pirmasis žingsnis – pokalbis su Dievu, malda. Neišmokta, ne automatinė, bet nuoširdžiai. Pasikalbėk su Dievu kaip su tėvu. Išsakyk jam savo abejones, savo skausmus, savo troškimus. Jėzus sako: prašykite ir jums bus duota. Ieškokite ir rasite, belsite ir jums bus atidaryta. Peržvelkime savo gyvenimą. Kas trukdo Dievui būti mūsų gyvenimo centre? Gal tai užsispyrimas, gal neišpažinta nuodėmė, paslaptis. Gal sena nuoskauda ar netikėjimas. Dievas kviečia mus atgailauti ne iš gėdos, bet iš troškimo būti laisvam. Pirmame Jono laiške rašoma: jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Pakvietęs Dievą į savo gyvenimą, leiskime jam vadovauti. Tai nereiškia, kad viskas bus lengva ir paprasta, bet tai reiškia, kad niekada nebebūsime vieni. Prisiminkime Petrą, kuris paliko savo tinklus ir sekė Kristų. Jo gyvenimas pasikeitė iš pagrindų, mūsų taip pat gali. Apaštalas Paulius laiške Filipiečiams rašė: ir Dievo ramybė, pranokstant bet kokį supratimą, sergės mūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Tai pažadas, ne kad mūsų gyvenime nebebus sunkumų, bet kad Dievas bus su mumis kiekvienoje situacijoje. Prisiminkime pranašą Danielį liūtų duobėje. Jis nebuvo apsaugotas nuo pavojų, kad nebus įmestas į liūtų duobę, bet buvo saugomas jų viduje. Dievas ne visada pašalina audras, bet jis eina kartu per jas.
Dabar, ne rytoj, ne po savaitės. Dabar yra malonės metas. Dabar yra Dievo kvietimo valanda. Šventasis raštas sako antrame laiške korintiečiams: štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena. Mūsų širdies duris, jos gali būti atidarytos ir šiandien. Kristus stovi ir meldžiasi. Išgirskime jo balsą, atverkime, priimkime ir mūsų gyvenimas nebebus toks kaip anksčiau. Pakvieskime Dievą į savo gyvenimą ne tik žodžiais, bet visa širdimi. Leiskime jam būti ne tik mūsų svečiu, bet mūsų viešpačiu. Ir tada patirsime, ką reiškia gyventi tikroje šviesoje, tikrame džiaugsme ir amžinoje vilties pilnatvėje.